kur dingsta mūsų jėgos ir kaip jas susigrąžinti. Sveikinuosi su visais užsukusiais į kvantinio proveržio magijos kanalą. Su jumis Elytė Vietienė. Gyvenimas dažnai iš mūsų pareikalauja daugiau, nei mes pasirengę duoti. Nejučia įsitraukiame į kasdienybę, kuri mus išsekina, o tada stebimės, kodėl trūksta energijos, motyvacijos, džiaugsmo. Bet tiesa ta, kad mes patys dažnai, net nesuvokdami, prarandame savo vidinę jėgą per mažus kasdienius pasirinkimus. Mes netenkame jėgų, kai sakome taip, kai iš tikrųjų norėjome pasakyti ne, šypsomės, nors viduje verkiame. Neleidžiame savo ilsėtis, nes atrodo, kad dar šiek tiek pakentėsiu. Įkalbinėjame save kentėti, net nesuprasdami, dėl kokio tikslo tai darome. Įsižeidžiame, užuot atvirai paprašę, ko mums reikia. Užsiimame ne savo veikla, o tuo, kas mus sekina. Prievartaujame save bendrauti su žmonėmis, kurie mums neįdomus. Nuolat klausomis negatyvių kalbų apie problemas, baimes, trūkumus. Per daug laiko skiriame politikai, kainoms, kamščiams ar skundams. Apkalbame kitus. Emocingai analizuojame, kaip gyvena kiti, užuot gyvenę savo gyvenimą. Dirbame darbą, kuris mus vargina ir nebeduoda prasmės. Bijome ir leidžiame baimei mus valdyti. Laukiame stebukladarių, kuris ateis ir mus išgelbės. Kritikuojame save, laikome nepakankamais, netinkamais, nevertingais. Visa tai mažos, bet reikšmingos spragos, pro kurias išteka mūsų gyvybinė energija. Tačiau gera žinia yra ta, kad jėgas mes galime susigrąžinti. Ir tam nereikia stebuklų, tik sąmoningų sprendimų. Mes įgyjame jėgų, kai susipažįstame su naujais žmonėmis, atveriame širdį pasauliui, mokomės, gilinamės, plečiame savo akiratį. Keliaujame ne tik fiziškai, bet ir viduje. Įveikiame savo baimes, žengiame už komforto ribų. Išbandome tai, ko niekada nedarėme. Tiesiog vaikštote be tikslo, leidžiate savo būti. Kūrėme, piešiame, rašome, šokame, dainuojame. Bendraujame su tais, kurie mus palaiko, o nesekina. Leidžiame savo būti su žmonėmis, kurie mumis tiki. Rūpinamės kūnu, pirtys, baseinai, masažai, sąmoningi prisilietimai. Tvarkome savo fizinę aplinką, ji atspindi mūsų vidų. Paleidžiame emocinį balastą, atleidžiame, atsisveikiname, išsilaisviname. Sakome ne, kai norisi pasakyti ne, ir sakome taip, kai širdis džiaugiasi. Pradedame daryti tai, apie ką tyliai svajojome. Tai, ko prašo mūsų širdis. Jeigu sugrįžta tada, kai gyvename taip, kaip iš tikrųjų jaučiamės. Kai tampame savo ištikimi. Kai atgauname ryšį su savo kūnu, siela, troškimais. Kai nustojame gyventi iš baimės ir pradedame gyventi iš meilės. Tad paklaus savęs šiandien, ką gali padaryti, kad susigrąžintum savo jėgas.